kas susijęs su pačio konkurso organizavimu, tai aš tikrai drąsiai galiu užtikrinti, kad konkursas visas buvo organizuotas pagal teisės aktų reikalavimus, nes Vertas buvo atsakingas už labai siaurą ir konkretų dalyką, tai yra konkurso suorganizavimą ir išties buvo patvirtintos visos tvarkos taip, kaip numato patvirtintas atsinaujinančių energijos išteklių įstatymas. Vertas griežtai laikėsi visų tvarkų ir atitinkamai tiesiog atliko daugiau tą techninį darbą, vertino konkurso dalyvio pateiktus dokumentus ir atitinkamai organizavo patį konkursą. Tai bent jau iš mūsų pusės tikrai mes nematome kažkokių tai teisės aktų pažeidimų ar kalbant apskritai apie kažkokius tai konkrečių ūkio subjekto veiksmus Verto atžvilgiu. O kaip, Renatai, dėl tyrimų? Kodėl neižvalgytoj teritorijai, kurioje neatlikti tyrimai? Nes visi konkursai nuo 2013 metų, ką numatė atsinaujinančių įstatymas, buvo stabdomi vien dėl tyrimų. Jo, tai turbūt čia ne visai Vertui klausimas. Vertas turbūt organizavo konkursus pagal tokią tvarką, kokia yra numatyta teisės aktuose aukštesniuose, tai yra įstatymuose ir šiuo atveju įstatymas numatė šiek tiek kitokią tvarką vienam iš aukcionų, o antrasis aukcionas, kuris dabar bus organizuojamas ir ministerija yra paskelbusi viešą konsultaciją, kad siūloma data yra sausio vidurys, tai atitinkamai bus taikoma ta schema, apie kurią minėjote, kad turėtų būti atlikti tam tikri žvalgymo darbai ir panašiai.